vasarišką nuotaiką, vasarišką įvaizdį. Tai plaukai šlapi, šiaip truputėlį šlapi, nedaug, bet truputėlį šlapi ir tokie truputėlį banguoti. Bet įdomu pasiklausyti ir kaip tokie skamba ant mikrofono. Manau, kad įprastai beveik visada. Bet man pačiai būna labai patinka tokį garsą padaro. Mano šviesių plaukų va tik tai tiek liko. Tai yra čia mano natūrali spalva ruda. Parašykite į komentarus, ar man tinka man rudi plaukai, ar labiau tiko šviesus. Galbūt kažkas mane atsimenat su šviesiais, o jeigu ne, pabandysiu paieškoti kokių nuotraukų, kurios su šviesiais plaukais. Plaukai ir nagai. Ir žinoma, ant mikrofono tik tai eina ausinukė kartu. Prisiminiau vieną momentą, kai žaidžiau su vaikinu Alias. Ir kažkodėl aš žinojau, koks yra tas žodis, bet aš apsimečiau, kad aš nežinau. Žinau dėl ko, nes norėjau, kad jisai laimėtų. Ir aš apsimečiau, kad aš nežinau, koks tas žodis yra. Ir aš sakau, nežinau, ką tu ten sakai, nesuprantu, nieko nesugalvoju. Ir labai tada juokinga buvo, nes jam buvo juokinga, kad atrodo aš niekaip nesugalvoju. Ir jisai bando pasakoti kitaip. Ir atrodo jisai patikėjo maniau, kad aš ten tuo metu nesugalvojau to žodžio. Ir labai linksma buvo tiek man, tiek jam tuo metu. Pasidariau vieną kasytę. Ir įsidėjau čia baltą siūliuką.
sugalvojau, kad noriu nueiti